Tai yra įrašas skirtas žmonėms, kurie turi savo asmeninę jantrą arba nori tokią įsigyti. Jantros piešimo sistemą sukūriau aš pati, Loreta, ir turiu studentų, kurie jau praėjo kursus ir gali piešti tokias jantras. Nupiešti tokią jantrą gali tik tai astrologas, todėl pas mus pirmiausia žmonės mokosi astrologijos, praeina mažiausiai 2 kursus astrologijos ir po to gali jau baigti jantros piešimo kursus, nes jantros piešimas yra paremtas būtent konkretaus žmogaus asmeninių horoskopų. Tai ne tas horoskopas, kur mes sakom, aš ten avinas, aš ten jautis, dar kažkoks, ne. Tai yra pilnas horoskopas, kur yra 12 planetų, kur yra karminės planetos. Reikia išmanyti karminę astrologiją. Taip pat šita sistema remiasi numerologija, kurios pagrindus irgi gavau iš savo mokytojų. Praktiškai šitą sistemą aš sukūriau ant Igorio Ivanovičiaus Vėtrovo astrologijos mokymo. Ir iš jo mokymo išeina šita sistema. Ir, taip pat šitoje sistemoje yra sujungta ir spalvų terapija, astrologinė spalvų terapija. Ir taip pat yra toks mokymas ajurvedinis, kaip daryti vaistus, tai irgi atėjo iš Vėtrovo. Tai daugelis sistemų sujungta į šitą vieną ir galima nupiešti žmogaus asmeninę jantrą. Dabar kas yra jantra pirmiausia? Tai mes žinom Indijoje, tai yra tokie grafiniai piešiniai. Jantros būna dievybių jantros ir jos, kas yra dievybė? Tai yra būtybė, kuri mumise sukelia tam tikras vibracijas. Jeigu mes turim indiškų dievų, mes turim labai daug jų, kitos dievybės taip pat, ir krikščioniškos dievybės, ir visos dievybės, jos turi savo konkrečią vibraciją. Paimkim paprasčiausiai Lakšmį. Deivė Lakšmį tai yra deivė, kuri suteikia mums pinigų, turto, tokios fizinės, materialinės gerovės. Tai mes Lakšmį galime turėti paveikslėlį ir yra tam tikri kanonai. Matom nupieštą Lakšmį ir iš tam tikrų simbolių, iš baltų dramblių šalia, iš pinigų nupieštų, mes visada žinosim, kad tai yra Lakšmį, kad tai ne kokia Sarasvati, ne Durga, tai Lakšmį. Mes atpažįstam ją, nes tai yra jos vibracija. Lygiai taip pat yra ir jantra, bet jantra yra geometrinis brėžinys. Ir kiekviena dievybė turi savo jantrą, savo geometrinį brėžinį. Ir kiekvienas tas brėžinys yra unikalus. Ir žiūrėdami į Lakšmį jantrą, mes atpažįstam, kad tai yra Lakšmį jantra. Ir mes žinome, ką duoda šitą jantrą. Mes žinome, kad meditacija į šitą jantrą duos mums kažkokio fizinio gerbūvio, pinigų, sėkmės turtuose, lygiai tas pats su kokiu Ganešu. Mes visada atpažinsim Ganešą iš dramblio galvos. Dievas su dramblio galva, Ganešas, kuris padeda pašalinti kliūtis, padeda mokytis, padeda amatuose, neša sėkmę. Lygiai tas pats yra jantra. Mes turime geometrinį brėžinį Ganešo ir mes žinom, kad tai yra lygiai tas pačias savybės duodantis daiktas, bet mes pasijungiam į tas vibracijas per šitą jantrą.
Ir nešiodamiesi tokią jantrą savo kišenėje, piniginėje, mes nešamės tą energiją su savim, sėkmės energiją. Lygiai taip pat mes galim medituoti į jantrą. Ir meditacija į tokią jantrą duoda irgi tų pačių savybių. Kiekviena dievybė, kiekviena būtybė duoda savo energiją, savo vibraciją. O čia, kai mes piešiame žmogaus jantrą, lygiai tas pats. Mes galim turėti žmogaus nuotrauką, mes atpažinsim, va, čia yra šitas konkretus žmogus. Žiūrim į jo jantrą, tai mes jaučiam tą pačią jo energiją ir, aišku, asmeninės jantros, kadangi mes nesame dievai, niekas neturėtų į mus melstis, bet mes patys į save turime medituoti. Tai yra mūsų užduotis. Bet kokioj meditacijoje mes randame tik tai save patį. Į ką mes bemedituotumėm, mes randame tik tai save. Ir mūsų meditacijų paskirtis ir yra visada medituoti ir rasti save, tikrąją savo esmę, tikrąją savo dievybę, kuri mums yra kaip etalonas, kurios mes turim siekti. Tai jantra, asmeninė jantra, tai yra mano asmeninė energija. Ir aš su ją galiu dirbti, aš į ją galiu medituoti ir suprasti, kokių savybių aš turiu, nes mes savęs nepažįstame. Mes kiekvienas, mes žinom, net mokslininkai kalba, kad mūsų smegenyse yra tiek daug galimybių, bet mes jų visiškai nerealizuojam. Lygiai taip pat mūsų asmenybėje, mūsų charakteryje yra labai daug galimybių, bet mes didesnę dalį tiesiog nerealizuojam, nes nežinom, nemokam su to dirbti. Tai jantra mums gali padėti medituoti į save. Tai pirmiausia, jantroje mes galim atkreipti dėmesį į foną. Fono spalva yra susijusi su savaitės diena, kada žmogus gimė, nes savaitės diena labai daug apie žmogų pasako. Jeigu žmogus gimė sekmadienį, fonas bus toks oranžinis labiau. Turės oranžinį atspalvį, tai reiškia, kad žmogus turėtų krypti į Dievą, į džiaugsmą, į laimę, tokią vibraciją neša. Tai yra saulės vibracija. Jeigu žmogus gimė pirmadienį, tai yra mėnulio vibracija. Fonas bus baltas arba pieno spalvos, perlo spalvos. Ir tai reiškia, kad žmogus turėtų turėti vibracijų, kurias neša mėnulis, tai yra šeima, giminė, praeitis, namai, šitos vibracijos svarbios. Jeigu žmogus gimė antradienį, tai yra Marso diena, fonas bus rausvas. Žmogus turi Marso savybių, jis turi kovoti, siekti tikslų, būti užsispyręs, drąsus, aktyvus, jokio pasyvumo. Jeigu žmogus gimė trečiadienį, tai yra Merkurijaus diena, spalva bus žalia. Merkurijus tai yra pažinimas, tai yra mokslai, informacija, bendravimas, judėjimas, informacinis rautas. Jeigu žmogus gimė ketvirtadienį, tai yra Jupiterio diena, tai yra geltona spalva. Tada žmogus turi būti autoritetas, turi mokyti kitus, turi užimti svarbias pozicijas gyvenime, autoritetingas pozicijas, turi vesti kitus į šviesą, turi vykdyti didelius projektus pasaulyje.
Jeigu žmogus gimė penktadienį, tai Veneros diena. Tai gali būti rožinis atspalvis arba tai gali būti skaidrus, toks truputėlį žydrumo, bet toks vos lyg vandens spalva, lyg krištolo spalva. Tai Veneros vibracija yra turtas, malonumai, gyvenimo džiaugsmas, meilė, menas, toks atsipalaidavimas. Va šitas vibracijas žmogus turi nešti. Jeigu žmogus gimė šeštadienį, tai Saturno diena, tai fonas turėtų būti mėlynas. Gali būti juodas, bet juodos mes nepropaguojam, vis dėlto tamsiai mėlynas fonas. Tai tiesiog jau čia žmogus turi būti labai atsakingas, pareigingas, atliekantis pareigas, siekiantis tikslo, žingsnis po žingsnio, toks planingas gyvenimas turėtų būti. Tai vat fonas jau mums irgi meditacijai duoda daug patirčių. Toliau mes galim pažiūrėti, tai labai svarbu, kiek yra apskritimų, kiek mes matome jantroje apskritimų. Jų skaičius irgi mums rodo tokį gyvenimo pobūdį, kurį mes galim medituoti. Į patį skaičių galim medituoti, bet pati jau jantros gardelė, pati forma rodo žmogaus sudėtingumą. Kuo daugiau apskritimų, tuo gardelė sudėtingesnė, tuo asmenybė yra sudėtingesnė. Tai, labai retais atvejais, gardelė gali būti iš vieno apskritimo. Tai labai primityvi sąmonė, kuri dar tik tai mokosi išlikti, gyventi, suvokti save. Jeigu gardelėje yra 2 apskritimai, tada tai yra sąmonė, kuri turi pajusti save kaip energiją, turi vėlgi pažinti savo aplinką, save sieti su kitais, sieti ryšius su pasauliu. Jeigu tai yra 3 apskritimai, tai jau rodiklis, kad žmogus turėtų ugdyti savo fizinį planą, turėtų gyventi aktyvų gyvenimą, ugdyti valią, tokį ryžtą, kovoti, siekti. Jeigu tai 4 apskritimai, tai rodo karminį gyvenimą, kad žmogus šiame gyvenime patirs daug išbandymų ir juos reikia praeiti labai tyrai, nesusiteršti. Tai yra gyvenimas, egzaminas iš tiesų. Bet čia labai svarbu yra žmogui mokytis, pažinti, tiesiog gauti daugiau informacijos, daugiau bendrauti, išmokti bendrauti. Toliau bendradarbiauti taip pat. Jeigu 5 apskritimai gardelėje, tai žmogus turėtų būti visuomenėje, jis turėtų ugdyti savo protą, savo mąstymą, savo protinius gabumus ir tiesiog būti visuomenės dalim, įeiti visuomenę, priklausyti kažkokiam egregorui, atsiduoti tam egregorui. Jeigu yra 6 apskritimai, tada žmogus turi tobulinti materiją. Jis turėtų rūpintis materialiu pasauliu, jis pats turėtų turtėti, galbūt verslų užsiimti, bet ir kitiems padėti, tobulinti tą materialųjį planą. Jeigu 7
apskritimai, tai jau yra sėkmės ženklas, bet kad žmogui sektųsi, jis turi labai gerai atlikti savo pareigas. Pagrindas tokio žmogaus pareigų atlikimas ir sėkmė tada žmogų lydės. Jeigu 8 apskritimai, tada tai irgi karminis gyvenimas, irgi egzaminas gyvenimas, bet čia jau reikia pajausti visą pasaulį kaip tinklą, kad kiekvienas yra unikalus, kad kiekvienas yra savo vietoje ir aš esu vienas iš daugelio unikalių būtybių ir aš turiu suprasti, kur tam tinkle aš esu ir ar aš atlieku savo pareigą tame tinkle, ar aš nesu skylė tame tinkle ir ar aš nenoriu užgožti kitų, tą tokį bendruomeniškumą irgi reikia jausti. Jeigu 9 apskritimai, tai yra dvasinis gyvenimas, kada žmogus turi atsiduoti dvasiniai veiklai, daugiau melstis, medituoti, užsiimti dvasiniam praktikom. Jeigu 10, tai yra žmogus kūrėjas, kuris turi užsiimti kūrybą, kuris turi savo kūrybą prisidėti prie dieviškojo plano, prie dieviškos kūrybos. Jeigu 11, tai žmogus yra mokytojas, jam būtina mokytis būti mokytoju, šviesti, padėti kitiems, pačiam pažinti kuo daugiau, kad turėtų kuo dalintis. Ir jeigu 12, tai reikia suprasti, kad šito žmogaus gyvenimas yra kaip misija pasauliui. Į visą savo gyvenimą reikia žvelgti kaip į misiją. Ką aš darau, tai yra pasauliui didelė nauda. Todėl aš turiu tą misiją būtinai atlikti. Tai yra kažkas labai svarbaus. Toliau mes matom, kad kiekvienas apskritimas turi tą pačią spalvų sudėtį ir spalvos, tie apskritimukai, vienam dideliam apskritime yra daug mažiukų tokių spalvinių perėjimų, jie yra nevienodo dydžio. Tai iš centro, centre yra patys pagrindiniai. Ir nuo centro skaičiuojant 4 pirmosios spalvos, 4 pirmi apskritimai, jie yra patys pagrindiniai, tai yra šerdis, kur yra pati vertingiausia dalis, pati vertingiausia informacija, bet mes medituojam iš išorės į centrą. Pirmiausia, turim išmedituoti, imam vieną centrinę apskritimą ir mes į jį medituojam ir tie išoriniai sluoksniai, jų gali būti skirtingas skaičius, pas kiekvieną žmogų bus skirtingas kiekis, skirtingo dydžio, čia jau grinai pagal asmeninį horoskopą ir matosi, kad tie išoriniai sluoksniai, jie gali būti dideli, bet jie sudaryti iš mažyčių plonyčių linijų. Tai mes turime pirmiausia išoriniam sluoksnyje yra taip vadinami kariai. Tai yra tie išoriniai asmenybės sluoksniai, kurie mus saugo, kurie mus gina, tai mūsų kaip atmosfera, kaip Žemė turi atmosferą, kuri saugo mus nuo kažkokių antplūdžių, ten meteoritų, ten saulės aktyvumo, kažkokių tokių negatyvių dalykų, tai kariai yra tie išoriniai charakterio bruožai, kurie mus saugo nuo aplinkos, kurie sukuria mums tokį apvalkalą. Tai čia matysim, gali būti daug spalvų, kurios yra vienodo dydžio. Po to kitas sluoksnis irgi yra ministrai, kurie irgi, jų yra irgi nemažai.
Ir jie yra kitokio dydžio truputėlį, dydis gali skirtis. Ir ministrai tai, jau tas toks irgi sluoksnis, kuris mus saugo, bet jis jau yra toks gilesnis, jis jau gali daryti įtaką, jis jau maitina mūsų centrinius dalykus. Tiesiog tai toks kaip perėjimas iš išorės į mūsų vidų, į mūsų esminės savybės. Toliau jau mes prieinam prie tų 4 pagrindinių. Tai tas šalia ministrų kita spalva, kuri gali ryškiai skirtis savo apimtimi, jau jinai turi kitas apimtis ir jeigu nuo centro skaičiuoti, tai bus 4 ratukas. Tai čia yra raktas. Tai yra žmogaus savybė, kuri yra sąmoninga, tai yra pati sąmoningiausia žmogaus sritis, kurioje žmogus elgiasi visada teigiamai, sąmoningai, nes ne vienas žmogus sąmoningai nenori būti blogas. Ir sąmoningi mes esame tik tai ten, kur mes renkamės teisingai. Jeigu mes žinom, kad negalima kažko daryti, bet vis tiek darom, čia dar nesąmoningumas. Čia yra tik tai supratimas, bet dar nesąmoningumas. Sąmoningumas yra, kur žmogus niekada klaidų nedaro, kur visada tai ir yra raktas, kuris įleidžia mus į pačią šerdį. Tai šitoj zonai mes galim medituoti į savo geriausias savybės, kur mes visada esame šviesus. Per raktą praeiname jau į tą nuo centro 3 sluoksnį, kuris savo apimtimi gali labai ryškiai jau skirtis nuo tų išorinių, jau bus didesnė. Ir tai yra tarpininkas. Taip vadinamas tarpininkas, tai yra tokia žmogaus esmė, kas aš dabar esu. Kodėl tai tarpininkas? Todėl, kad kas aš esu dabar, tai yra tik šios akimirkos reikalas, nes aš suvalgysiu obuolį ir tuoj aš pasikeisiu. Aš visą laiką aš įkvėpsiu oro ir aš jau pasikeičiau. Aš suvalgiau kažkokį maistą, aš jau pasikeičiau. Keičiasi mūsų fizinis kūnas kiekvieną akimirką. O kas 7 metus pasikeičia visiškai visos kūno ląstelės. Lygiai taip pat keičiasi mūsų psichika, mūsų patirtis, ateina vis nauja kiekvieną akimirką. Todėl ta esmė, kas aš esu dabar, tai yra tik tai tarpinis toks dabarties momentas. Tai yra, ką aš atsinešiau, kas aš esu atėjęs iš prieito įsikūnijimo, kaip aš save su kuo identifikuoju, bet tai dar nesu tikrasis aš. Tai yra tik mano įsivaizdavimas, kas aš esu. Ir į šitą spalvą aš galiu medituoti, suprasdamas, kokią energiją aš atėjau į šį pasaulį. Per kokią energiją, kas aš esu toks, koks aš esu. Toliau einam dar giliau, mes einam į 2 spalvą, tai jau yra karalienė. Centre bus karalius, o antroji ta spalvelė yra karalienė. Tai yra tas apskritimas, kuris mums rodo, kuo mes turim tapti. Po šios inkarnacijos, šiame gyvenime, aš atėjau kaip 3 spalva, aš atėjau toks iš prieito gyvenimo. Ir aš turiu šiame gyvenime tapti 2 spalva, aš turiu transformuotis į šitą darinį, turiu tapti tokiu, kokia yra 2 spalva. Ir tai yra tokia minimali užduotis, ką aš turiu atlikti. Ir karalius yra pačiam centre. Ir karalius yra unikali tokia zona, jeigu
žmogus piešia savo jantrą, tiesa, nepasakiau, kad jantros tapimas irgi turi labai griežtus reikalavimus ir nėra piešiamas taip bile kaip. Tam yra tik tam tikras ritualas, visada yra piešiama, viskas piešiama, kiekvienam etape yra piešiama iš išorės į centrą. Todėl jantros energija labai gerai jaučiasi, kai mes žiūrim į jantrą, jinai labai ryškiai turi centrą. Centras yra stipriai pastatytas ir energija stipriai plūsta būtent per centrą į mus. Ir tai centre yra unikalus toks dieviškas darinys ir jeigu žmogus tapo savo jantrą, paskutinį jis ir tapo būtent tą karalių. Ir tas tapimas karaliaus gali užtrukti vos kelias sekundės, kiek ten trunki, nuspalvinti labai neilgą laiką, minutę kokią. Bet tuo metu žmogus jaučia, lyg jis prasmegtų į kažkokią tai keistą būseną, kurioje jis pamato savo tikrąją esmę. Jis susipažįsta su savo esybės šerdimi, su savo atmanu, taip galima pavadinti. Bet jeigu mes piešiame svetimą jantrą, taip, tas paskutinis akcentas, mes jį irgi išgyvenom, mes pamatom svetimo žmogaus esmę, bet mes jos negalim suprasti pilnai, nes tai esu ne aš, tai yra kažkas kitas. Mes tik tai save galim pilnai suprasti. Tai piešti savo jantrą yra irgi labai unikalus, įdomus procesas, bet jeigu jau turim nupieštą savo jantrą, tada mes jau einam į centrą galutiniam etape, kada mes pažįstame būtent savo atmaną. Tai yra kiti vadina tai inkarnaciniu spinduliu, savo asmeninė šviesa, tas spindulys, kuris nusileido į pasaulį ir sukūrė mane. Tai yra mano spindulys, mano šviesa, mano spalva ir tai yra mano savybė, unikali ir nepakartojama. Nes jinai yra apaugusi tokiu dariniu. Dariniu, kurį sudaro karalienė, tarpininkas, raktas, pas kiekvieną žmogų jantra bus vis kitokia. Tarkim, imam kristalą, kokį nors ametisto ten, ar dar kažkokią, jis turi šerdį. Ir ta šerdis yra ta esmė, bet jinai apaugusi yra įvairiais sluoksniais ir išorė yra labai grubi. Tai jeigu paimt kristalą, tai išorė būtų mūsų tie kariai, tas išorinis sluoksnis. Toliau eina subtilesnis sluoksnis ministrai. Ir kuo arčiau centro, tuo viskas subtilėja, o pačiam kristalo centre yra akmens dvasia, kristalo esmė, iš kur viskas ir atsiranda. Tai jantros centras, centrinė spalva, tai ir yra žmogaus esminis spindulys, ta stiprioji dalis, į ją medituojant atsiskleidžia visa kita. Tai dabar kaip medituoti, tai čia kiekvienas gali rasti savo būdą, spalvos yra svarbios. Taip, spalvos mums labai daug ką pasakys. Jeigu mes žiūrime į kiekvieną apskritimuką, kiekvieną spalvą, mes galime šifruotis. Tai bendrai užmetę akį mes galime įvertinti. Žemės elementas visada bus geltonas, gelsvos spalvos. Vandens elementas bus žalios spalvos visada. Oro elementas bus mėlynas, o ugnies elementas bus raudonas. Ir žiūrėdami į savo jantrą mes galim pamatyti savo cheminę sudėtį,
pasakykime, cheminė, ta prasme, kad tai yra mūsų tų pirminių elementų darinys, kokį mes atsinešėm, ką mes turim ir galim taip bendrai įvertinti, kas mumise ryškiausia, ką mes labiausiai matome savyje. Toliau, jeigu sukonkretinti pagal ženklus, tai tikroji ugnis, tai avino ugnis, jinai visada bus raudona. Tai yra ta kova. Toliau liūto ugnis, tai yra ugnis, kuri suteikia meilės. Tai bus tokia spalva, kai dvi dalis raudonos ir viena geltonos. Jeigu mes sumaišome raudoną ir truputėlį geltonos, gaunasi tokia oranžinė. Tai čia jau meilės spalva. Jeigu mes imam ugnies ženklą šaulį, tai yra filosofinė ugnis. Tai yra ugnis, kuri duoda mums žinias. Tai čia bus raudona ir truputėlį įmaišyta mėlynos. Ir gausis tokia truputėlį violetinė. Jeigu imam oro stichiją, tai ryškiausia mėlyna, grinai mėlyna, tai yra svarstyklių energija. Tai yra oras, kuris palaiko pusiausvyrą, kuris suriša, kuris duoda informaciją. Toliau vandenio oras, tai yra oras, kuris neša naujoves, kuris veda mus pirmin, tai yra dvi mėlynos ir truputėlis raudonos. Žodžiu, pagrindas mėlyna ir šiek tiek raudonos ir gaunasi tokia, tokia kaip magenta, tokia tamsi violetinė spalva. Ir dvyniai, tai yra oras, kuris duoda mums informaciją, kuris mus tiesiog moko, duoda mums žinių. Tai čia yra pagrindas mėlyna ir truputėlį žalios. Tai tokia, kaip turkio beveik spalva gaunasi. Toliau, jeigu imame vandens stichiją, tai tas stipriausias vanduo tai bus skorpiono vanduo, tai yra visiškai žalia, ryškiai žalia, tai yra mistinis vanduo, kuriame vyksta transformacijos. Jeigu imame vėžio vandenį, tai bus pagrindas žalia ir truputėlis mėlynos. Tai čia jau yra praeities mistika, tai yra tradicijos mistika, paslaptis, motinos įsčių paslaptis. Jeigu imti žuvų vandenį, tai bus pagrindas mėlynas pagrindas bus žalias ir truputėlį bus geltonos. Tai čia jau yra ta mistika dieviškoji, kuri mus pakylėja, kuri bando sujungti dvasią su fiziniu kūnu, tas susijungimas toks. Toliau, jeigu imam žemės elementą, tai pats gryniausias žemės elementas bus jautis, visada bus ryškiai geltonas. Tai yra žemiška žemė, teikianti malonumą, gamtą, gamtos grožį, tai yra ta tikroji žemė. Jeigu ožiaragio žemę imam, mes žinom, tai uola, kalnas, tai bus pagrindas geltona ir truputėlis žalios. Tai bus tokia, šviesiai tokia žalsva spalva. Tai yra tokia žemė, kuri veda mus į aukštumas, į kalnus, į kažkokius pasiekimus. Ir mergelės žalia, tai bus pagrindas žalia ir truputėlis raudonos. Tai yra kūniškoji materija, tai yra
ta materija, kuri sudaro mūsų gyvą fizinį kūną, kuri rūpinasi mūsų sveikata. Tai spalva gaunasi irgi tokia, šviesiai, tokia rusva, tokia lyg tai į oranžinumą, tokia kažkokia. Tai aišku, tas, kas piešia jums jantrą, jis gali jums sudaryti visą grafiką to, kas yra nupiešta, kad jūs paskui galėtumėt medituoti. Tai galima paprašyti autoriaus, kuris pieš jums, kad jis surašytų, kuris spalva ką reiškia. Jūs tada, gilindami savo žinias, galite dar giliau medituoti į viską. Toliau, kadangi tai yra asmeninė jantra, su ja galima daryti įvairius ritualus, galima netgi gydyti per jantrą. Mes žinom, kad bioenergetikai, jeigu mes jiems duodam nuotrauką, jie gali prisijungti prie konkretaus žmogaus per jo nuotrauką ir gydyti jį, veikti. Lygiai taip pat galima daryti su jantra. Gali kiti žmonės veikti mus per mūsų jantrą, galime ir mes patys. Jeigu trūksta harmonijos, jaučiam, kad mums trūksta harmonijos, mes galime prie šitos jantros daryti ritualą. Šitą jantrą galim šventinti, valyti, energetiškai siūsti jai energijos. Ten, jeigu turim reiki iniciaciją, galim per reiki energiją siūsti. Kokį mes turim metodą, viską galima naudoti. Turim svarelį. Gerai, mes galim pasiguldyti jantrą ant stalo ir su svareliu prasukti centrinę jantrą, pavyzdžiui. Prasukam ją, kad svarelis prasuktų ir harmonizuojasi. Galim naudoti viską, ką mes žinom, pritaikyti. Ir per jantrą mes veiksim konkrečiai save. Ir jausim, kad mes darom įtaką savo. Norim suaktyvinti kažką, mes dirbam su konkrečia spalva, medituojam į ją, tarkim į centrą, medituojam, norim rasti savo tą tikrąjį spindulį, mes jį medituojam, mes jį veikiam, siunčiam ten energiją, dar kažką ir mes jausim, subtiliai žinoma, bet jausim, kad gyvenime vyksta pokyčiai ta linkme, ką mes darėme. Ir kadangi tai toks rimtas reikalas, tai jantrą reikėtų užrakinti, kad negalėtų per ją mūsų pasiekti, ar tyčia ar netyčia žmonės, nes paprastai jantrą žmonės nori pasikabinti matomai vietoj, kad kiti matytų, čia aš noriu pasigirti, viskas tvarkoj, galima, čia tas pats, kas pasikabinti savo paveikslą. Žmonėsgi taip daro, bet kadangi mes galim dirbti su savim per tą paveikslą, mes turėtumėm tą jantrą užrakinti. Užraktas tai yra jūsų asmeninis, kaip jūs norite. Tas, kuris piešia jantrą, jis uždeda laikiną užraktą. Tai gali būti kažkokia mantra, pavyzdžiui, žmogus pabaigė, nupiešė jūsų jantrą ir ties jūsų jantrą jis sukalbėjo kažkokią mantrą ir pasakė, kad tai yra raktas. Ir atiduodamas jums jantrą, tas, kuris piešia, jis pasakys raktą. Tai yra kaip, kai mes gauname naują kažkokį PIN kodą, gaunate PIN kodą. Ir pirmą kartą, kai jūs medituosite į save, jūs pirmiausia turite tą jantrą atrakinti. Jūs turite pakartoti tą PIN kodą, kažkokią tai mantrą, ar nesvarbu, tai gali būti skaičiuotė kažkokia, tai gali būti eilėraštukas, gestas kažkoks, rankos judesys, nesvarbu. Ir jūs atsidarote su tuo PIN kodu ir jūs galite medituoti, daryti, ką norit. Bet tą kartą, kai pabaigėt medituoti, jūs turite užrakinti jantrą, kaip norit. Galit tą patį užraktą
tą pačią mantrą pakartot, galit savo sukurti, savo, vat turit kažkokią savo mantrą mėgiamą. Vat ir baigiat medituoti ir ties šitą jantrą sukalbat mantrą, eilėraštuką savo mėgiamą ar dar kažką, gestą kažkokį galit padaryti, mudrą, nesvarbu. Ir jūs užrakinot. Ir kas be prieitų prie jūsų jantros paveikslo, jie žiūrės, jie grožėsis, jie jaus jūsų energiją, viskas ten bus, bet jie negalės paveikti jūsų. Jie negalės jūsų nužiūrėti, negalės padaryti jums jokios įtakos, nes užrakinta. Bet jeigu jūs kažkokiam žmogui duosite tą savo PIN kodą, savo slaptažodį, žmogus pasakęs tą slaptažodį, jis gali tada jūs veikti per jantrą, jeigu jums reikia. Bet vėl baigdamas jis turi vėl užrakinti. tą slaptažodį galima keisti, jeigu jūs norit, svarbu pačiam nepamiršti. Ir va, toks yra darbas. Ir čia jau kaip naudoti, tai vat, medituoti į save, kad rastumėt save ir galima veikti. Norite kažkokią savo sritį paveikti, jūs atitinkamai darot kažkokį ritualą su šitą jantrą, kažkaip kraunate ją ir panašiai ir gaunate rezultatą. Tai vat, darbas toks ir yra, kaip vat, galima net pasidomėti, kaip dirbama su indiškom jantrom, tai lygiai taip pat galima dirbti ir su savo jantra ir dar netgi stipriau.